Labukas, mes šiandien su Lapė sveikiname su jumis nuo Krekenavos apžvalgos bokšto aikštelės. Mes čia atvažiavom. Kaip mes čia atvažiavom, tai yra kitas klausimas ir leiskit man papasakoti jums nuosekliai. O buvo taip. Važiavom pirmosios savo 50 km. Daug laimės ar daugiau baimės. Štai variantas mūsų su Lapė. Lipam į viršų. Kas greičiau. Ir aukštai ir biški baisu. Ir biški gerokai juda. Graži vieta. Krekenavos, va čia, sakykime, pramogų parkas, kur yra bokštas su pokle. Ir šiaip vat takai į tokią kaip ir upę gal, pavadinkim ją upę, su įlankom, kažkas tokio. Sės. Aha, mums pavyko. Atvažiavom. Žodžiu, viskas gerai. Nelengva, bet pavyko. Labukas, dabar jau ta antra kita diena. Motikas pasiruošęs kelioniai. Vakar maždaug 105 km nuvažiavom per 3 valandas. Greitis nebuvo labai didelis. Šiaip aš kai atsisuku, pasižiūrėti, mano galva maždaug va tokiam aukštį. Šitas grinai užstoja, jeigu į galą žiūrėti. Gaila nesimato realiai Lapė ar guli, ar ten stovi, nes būna kartais važiuoja ir jinai pradeda suktis, tai tada Motikas taip į abi pusės, žinai. Ypač ant žvyro buvo nelengva, bet šiaip tai viskas. Viskas cool, įmanoma važiuoti. Jinai va muistasi, tai va matuoti. Nu ką, važiuojam toliau! Važiuojam namo!
Netikiu. Sutikome Vytį pakeliui. Žiūriu, važiuoja, mirksi man. Labadiena. Labadiena. Neprailgs mums kelelis atgal. Aš be šuns, žinai, šį kartą, bet... Baigiam savo tripą. Nuvažiavom daugiau nei 300 km. Pradžiai 10 km lapė verkė gerokai, kaip sirena greitosios. Po to nusiramino ir šiaip visą laiką gulėdavo, kartais apsikeisdavo pusėm, tai tada motociklas visas taip susivarto. Bet iš esmės visą kelionę buvo gerai. Važiuojant atgal buvo šalčiau ir jinai, nežinau, bet paskutiniai įlipimą jau nenorėjo lipti dėžę. Tai realiai aš tai įsivaizduoju taip, kad galima keliauti net ir taip su šuniu, tik tai mūsų lapė jau jinai turi stažą, kokį 12 000 kilometrų tikrai yra nuvažiavus, plus dabar 300 su mociku. Tai jai lengviau gal, bet būtų šiek tiek gal dar mažesnė, tai dar būtų lengviau ir man. Bet šiaip viskas įmanoma, galima važiuoti, ypač jeigu šiltesnis oras, tai tikrai, manau, viskas gautas. Tai va, tokios tos kelionės. Iki.